Akhenaten pagrindinė žmona buvo karalienė Nefertitė, kuri tapo plačiai žinoma po to, kai jos biustą 1912 metais surado vokiečių archeologai. Manoma, kad Nefertitė buvo tokia graži, kad netgi jos biustas specialiai nebuvo užbaigtas tam, kad nesukelti Egipto dievų rūstybės. Apie Nefertitės kilmę nėra tiksliai žinoma, nors sutariama, kad ji kilus iš kilmingos giminės. Nefertitė, būdama 15 metų, ištekėjo iš pagyvenusio Egipto faraono Amenhotepo III, tačiau sutuoktinis greitai mirė, o Nefertitė tapo jos sūnaus Amenhotepo IV, kuriam tuo metu buvo 12 metų žmona. 5 valdymo metais Amenhotepas pasikeitė savo vardą į Akhenaten. Po Akhenaten mirties Nefertitė tarytum išgaravo iš istorinių šaltinių, o jos likimas nėra aiškus. Akhenaten valdė Egiptą apie 17 metų ir to užteko, kad Egiptą ištiktų suirutė. Akhenaten mirties priežastis nėra aiški. Manoma, kad įpykę žiniai galėjo jį nužudyti dėl jo religinių pertvarkų.